sveikata? Nesulauksi. Beje, o... Kaip sveikata? Nesulauksi. Geriau negu tavo viduriai. Baigėsi tau katino dienos, kebabinį. Kas čia daug grybas? Aš tau, kad prašmanuosiu, prokuroras čia. A. Malicki, svek. Už sugrįžimą? Už sugrįžimą. O ką tu jam pripaišysi? Ne jis juk metė tą granatą. Viskas pasibaigs, kai tu užsidarysi zylę. Jis metė. Čia tas variantas, kai viską reikia daryti tyliai, neoficialiai. Pas Cooperį nei skambino, nei buvo atvažiavęs. Iš kur tu žinai? Ta prasme. O, gera naujiena. Ir kuris ten iš jų? At ir paklausė. Na. Ar tiesa, kad tu dabar gyveni su Keiniu? Labai gerai. O tai tie Cooperistai būtų perėmę mano firmos kontrolę. Ko manęs čia? Gerai sutarėt? Beje, nepaklausiau tavęs. Viskas gerai. Tik su koja turiu problemų. Per tą šiknių. Iki. Gali net nelipti iš mašinos. Kada nors papasakosiu. Žinai, ko man reikia? Paleisk Lorencą. Davai, skoloj neliksiu. Davai. A jūs? Ko čia stovit? Tai saugokit taip, kad jūsų nesimatytų. Einam slėptis. Sienos šviesios patinka. Ne, man patinka, kaip tu įsikūrei. Ir vaizdas, va, per langą. Tikrai gerai įsikūrei. Statybininkai netokia sudėjo ir dar paėmė po 100 litų daugiau už kvadratą. Iš manęs, iš kriminalisto. Reikėjo gražiai paprašyti, būtų gražiai. Tas bijo jie to miško. Kažin bijotų, jeigu ir apsulaukus nuvežtam. Žinai, kažkaip nesubandęs. Girdėjau, Lorencą paleido. Dovanosiu už koją. Tai kad čia ne jo darbas. Jis tik paklaudė ant savęs tempė. Už ką jis taip aukojasi? Taigi žinai, aš tik vienintelį priešą ir tai turiu. Kas čia? Samogoniukas. Statybininkas vienas užrodė. Ir už ateitį. Klausyk, kol neperėjom prie tavo reikalų, yra šis tas naujo. Kas būtent? Bloga naujiena. Kodėl? Tu man struktūros Investuot. Milijoną? Oho, pasitaupiai. Sėdėjau. Žmona gerai uždirbo. Ką manai? Taip staiga negaliu atsakyti. Reiktų pagalvoti. Ne, galėtume užsiimti pramoniniu špionažu. Žinai, sužinoti, kas kokį konkursą laimi, kas kaip. Nuleis šlagbaumą. Turiu medžiagos. Įpilt dar. Patiko? Man jis kaip viskis. Nu. Čia apie šitą. Taip. Pažinojai jį? Kaip ir. Ėjo pagal kokį nors tavo epizodą. Klausyk, Vida, netardyk tu manęs. Ne, tai daug žinosiu, daug galėsiu padėti. Man štai kas įdomu. Kaip tu manai, čia tikrai veikia save? Tai gal norėjo beliūdinti? Reikalą padaro. Tai gal norėjo apie kažką pasikalbėti, kažką ištraukti. Įvyko ginčas. Durnas arba labai įpykęs žmogus. Va, aš irgi lygiai tą patį pagalvoju. Kad labai įpykęs. Tu to žmogaus vis tiek nesurasi. Jis tai išaiškinta. Aš tiek laukti negaliu. Kažkur tai dingo tavo pasitikėjimas manimi, gal čia galai lenda dėl Dano Ziliausko ar Sofijos Ziliauskinės. Reikia surasti Zylę. Mano žmonės 1,5 metų jau ieško. Tik be reklamos, gerai?
Ворот компот. Vaizdelis. Pamiršau tau pasakyti, kad kviečiu tave pietų. Ar tu prie vieno stalo nesėsi? Aš žinai, man su amžiumi vis mažiau pričiūdų. Prisėsiu. Bet tu ir alkanas esu. Žinai, vis karus žaidžiam. Va. Klausyk, gal aš galiu draugą pakvies, kai jis ten laukia sėdi? Gal nereikia. Turim apie ką pasikalbėti be pašalinių. Supratau. Kaip pasakysi, na? Zylė. Keturi šūviai. Bet Zylė dar turi šansą Aš gerai pažinojau Dromantą. Jokių kitų galų jis net. Kur žuvo Zylės motina? Tai buvo netyčinė. Ne apie tai dabar kalba. Aš tau kartuoju. Zylė dar turi šansą išsigelbėti. Aš jam pamoku. Ir tegul išvažiuoja iš... Zylė juk turi šeimą. Kokiu velio jam sėdėti iki gyvo? Ir tau atsilyginsiu. Už tarpininką. Lorencai, metas vieną kartą baigti tą taškymąsi kraujais ir visiems ramiai gyventi. Nežinau. Mokame bėdą. Kažko valgyti su manim. Gerai. Gerai. Ką tu darytum mano vietą? Man tik nereikia, gerai? Rimtai. Žinok. Palaikai? Ne. Aš tau sakau. Aš net nežinau, kurį dabar yra. Gerai. Zylė. Aš to darbu nevadinu. Tu vienintelis gali perkalbėti Zylę. Aš to nedarysiu. Prisiekiu. Na, kaip ir viską sutarėm. Bus sunku. Tad aš pamėginsiu. Kitos išeities. Vėl kebabų važiavote. Juk sakiau gatvėj stovėt. Mes turim jums užkeiktą siuntinuką. Kokį dar siuntinuką? Romką. Oba. Ilga tokia, vos įkišom. Fausta. Ištaisytas. Lorenco laukiai. Tai ką man su tavim daryk, Fausta? Va tu pati pasakai. Paleisti. Tavo. O tu žinai, kokia dabar sudėtinga situacija? Ką man su tavim daryti? Aš žinau, ką daryti. Aš galiu jums padėti. Ir sakau tai labai rimtai. Ir kaip tu man gali padėti? Žingsnį. Tai štai iš kur tu sužinojai, kad Lorenz. Matau, laiko neleidai vėl. Žinau, kaip tu man. Ta beprotybė turi vieną kartą baigtis. Vienas atvažiavai. Nu, tai kaip prašei, vienas? A ko čia mes taip? Akis į akį, a? Reikalas rimtas. Aš savo pažadus vykdžiau. Jį grįžtų.
A iš kur? Šiandien paėmė nuo gatvės. Tavęs laukia. Manęs? Į ką visai durna? Taigi, kad durna. Laikas tau vieną kartą su ją išsiaiškinti. Baigti tas medžioklės. Taip, kad dabar tavo eilė. Atveši Zylę. Gali ir nesurišta. Apsuk mašiną. Perkelsim krovinį. Nu čia nustebino. Skundžiasi, kad šiuo metu jų padėtis yra itin prasta. Išjunk. Tenka verstis vos su 4 Išjunk, vairuotojais. pasakiau. Suprantu. Tik aš turiu į skaičius įsigilinti. Šiaip tai Jomantas viską už mane tvarko. Taip, taip. Derinkit viską su juo. Kol kas. Kokia da... Fausta. O, geras. Kviesk čia. Ir prašmanuk. Okei. Švari. Sėsk. Kaip jūs taip galėjot? Kas nors negerai? Gyva sveika. Lorenzas nenusiš. Man patiko, kaip jis sugalvojo. Tas iš tavo veido matyti. Valgysi? Žinoma, kad valgysi. Jis viską įrašinėjo ir filmavo. Tai dabar esi pakabinta. Baisėsi tavo keršto priepuoliai. Dabar jeigu Lorenzui kas nors atsitiks, tas įrašas Aš tau galiu duoti pinigų. Tu ten jiems visur prikaišėjai blakių. Perleis tą pasiklausimo sistemą. Muzikos geriau klausykis. Duosiu 5 štukės. Nuo kuklumo, matau, nemirsi. Kaip sistema? Viktoras pas Kuperį atvažiavęs. Ką kalba? Ai, vėjus visokius, čia po šamano patvarkymo parinasi, bijo, kad galai neišlystų, jo kartu dirbo. A čia jau kita opera. Apie mane. Gerai, ruoškis. Važiuoju. O nepavojinga? Ne, mūsų gi niekas nesiklauso. Taip, kad ruoškis. Kažkaip blogai jaučiuosi. Oro trūksta. Gisi. Koja. Ir nuojau. Kažkaip pagalvojau. Bažnyčiai seniai buvau. Kaip tu manai? Jis dar ten? Nežinau. Wow, kebra. Gerai, kad pašikau. Kas čia? Šaudė ar man pasigirdo? Čia manęs buvo atėję. Nieko negirdėjai? Ne, aš... Ir nieko nematėjai, nieko negirdėjai? Reikia mentus kviesti. Jokių mentų. Gilzį surenkat. Ir kad man iš žodžių, kad šaudė. Lorenzai, Stasas trukdo. Mums reikia susitikti. Aš tau neaiškinsiu, kodėl. Aš tau pasakiau, mums reikia susitikti. Gali ar negali? Tai kai galėsi, paskambink.
Gerai, Romka, nueik pas apsauginius. Kas čia per durnius dabar vėl medžioja? Kur Taisonas? Viskas ten sėdi. Ir ką jis ten daro? Aš nežinau. Taison. Kas jam čia gali grasinti? Kas jis per figūra, kad jam grasintų? Geras akis turi. Hansai, būk geras. Pastovėk už durų. Man dar reikia pastovėti. Manai, kad tai Zylė? O kas daugiau? Kam aš daugiau reikalingas? Baig, Povilai. Su Lorencu yra dalykinis santykis. Aš jam padariau Zylės tai darbas. Žadėjai spręsti Zylės problemą. Ir koks rezultatas? Koks atsargiai? Koks dar atsargiai, po velnių? Manęs vos šiandien rūpi, o jis atsargiai. Ar tu bent suvoki? Aš greitai bijosiu ir į tualetą nueiti. Ta aš ir be tavęs žinau. Vaizdo kameros ką parodė? Nieko. Žinojo, kaip vaikščiot, kad nepapultų ką. Klausyk, Povilai. Tu sakei, turi... Tai gal jis žino, kur Zylė? Turėtų juk žinoti. Negaliu. Jis po to marškinius nesikapstys. Kokia čia rizika? Man tai reikia tik sužinoti, nieko daugiau. Liudininkas teisme. Povilai, ne man tave mokyti. Na, bet juk gal kur Zylė? Taip sakant, darbinis klausimas. Na, bent tiek tu dėl manęs gali padaryti dėkingas didžiai. Labas rytas. O, labas. Kavos padariau. O, dėkui. Čia mano. Kas girdėti orbitoj? Gerai, eik gert kavos. Aš pasiklausysiu. Norėjau paklausti, ar nepamiršai savo pažadą. Ne ta prasme susitikti su informatoriumi iš Kuperio gaujos. Velnias. Kas girdėti? Nieko nesuprantu. Kažkoks traškesys. Nutilo. Visai nutilo. Turi man kokių naujienų? Neturi. Aišku. Na ką. Arba šiandien, arba niekada. Kur jie? Tai jau paskambinsi. Atsisėsiu į mašiną. Čia dulkių daug. Kur jūs užlūkot? Taip mes jau vietoj. Gerai, laukiam. Važiuoja. Nu, Malicki, vieną dychlą plakysi, a? O, Baig visi. aš mašiną. Kuris granatą metė, ką? Patylėk. Sveikas, Tasai. Sveikas. Mano. Būčiau pasakęs. Jo. Varot kampot. Kiek mes tu... Kur ten Zylė? Tegul ateina. Zylė, ateik. Nu, ką čia daug kalbėti. Yra tokių dalykų, kurių negalima pamiršti. Bet ir yra toks dalykas, kaip ramybė mirusiems. Nenoriu iš jūsų laidotuvėse. Todėl sakau, ką tu, Stasai, manai?
Iš mano pusės pažadu. Viskas baigta. Mano žodis. Na, ant to ir pabaikim. Jeigu kas atsitiks Ziliai, paduokit vienas kitam rankas ir skirstomės, o tai čia aidas kažkoks labai negeras. Dabar ilgam išvažiuojat? Nežinau. O ką man daryti? Gal tu patarsi, ką? Nežinau. Mūsų žmogus. Tu gal kurčias? Sakau, nežinau. Noriu mašiną nuplauti. Eik, tu lauk, sakau, tu su savo šarnom. Taip, Povilai. Taip būsiu. Gali privažiuoti. Tai sakai, išvažiuoji. Taip. Pailsėti. Padėtis darosi nebekontroliuojama. Čia dėl Zylės, taip? Taip. Pareiškimą parašė. Povilai, kiek kartų prašiau padėti? Nulis rezultatų. Nulis. Ką tai pakeis? Tai palik man. Pinigai tai smulkmena. Tada labai gerai. Nes aš turiu didesnių rūpesčių. Žadu Santai pasipiršti. Bet čia malonus rūpesčiai. Būsim kolegos? Va tą aš ir norėjau iš tavęs iškirsti. Kas mane ims tokį šlubą? Na jau, baig. Tu gautum, kurią panorėjęs. Tu ką, kilsiu? Tai taip ir nepasakyk, kiek nori. Neturi. Man svarbu buvo principinis susitarimas. Domina, nedomina. Tai sakai, parduodi savo dalį ir išvažiuoji kažko. Kočeris, tu laukti, tų dividendai, tu lemba kaip nuobodu. Suprantu. Žinai, Ema, gal tu nieko nebeskaičiuok. Aš žinau, kiek galiu sumokėti. 10 milijonų. Palydėsiu tave. Kur tu palikai savo automobilį? Gatvėj. Palydėsiu tave. Ne, nereikia. Tai ką, susiskambinsi? Būtinai. Iki. Laimingai. Hansai! Kodėl durys atrakintos? Lorenzas davė. Lorenzas? Kam? Nesupratau. Pasižaidžiu. Ką pasižaidė? Tu paėmė pinigus grąžinsi. Nieko aš negrąžinsiu jam. Aš pasakiau, papkes grąžinsi. Aš tau sumokėsiu dvigubai. Sumokėsiu už tai, kad pašalintum Lorenzą. Makarai, dvigubai aišku yra gerai, bet, žinai, aš negaliu taip rizikuoti. Garantuotai kažkas iš Lorenzo aplinkos irgi žinojo apie šitą dėlą. Ne. Rimtai ne. Gerai. Suksim Lorenzą ant rago. Pasilik tuos pinigus. Na, už šitą. Šitą aš pats jam. Ronka! Ronka! Einu. Kur tu užlūžai? Kur važiuojam? Pas Kuperį. Pas Kuperį? Taip, kas nors negerai? Mes dviese, reikia žmonių surinkti, ten pikti jie dabar. Aš taip pat piktas. Važiuojam. Ten gali mūsų gatvėje laukti jie. Važiuojam, pasakiau. Nu tai ko nelipi? Vėl kažkur šnaiperį pastatei. Tai, kad kalba bus trumpa. Grąžinu. Tavo. Hansas tau pinigų negrąžins. Tai gal baigiam vieną kartą vienas kitą medžioklę. Raminamės tik po tavęs.
Kur visi? Visi jau salėj. Biškai pavėlavau. Ar tiesa, kad perkate mūsų akcijas? Taip. O kas, blogai? Labai gerai. Viskas bus vienose rankose, visur bus tvarka. O dabar kur netvarka? Tai ir dabar tvarka. Tai ką čia šneki dabar? Nu, kad labai karšta. Tai girdėjai, pelno neprūdais. Tai čia kai keidė, neliko, manęs nebuvo. Tai ir dirbo visi pusę apsukų. Jeigu nesantas su savo prokuru. O beje, jinai labai nusiminė, kai pasakiau, kad tau savo akcijas parduodu. O apie tai garsiai kalbėti nereikia. Ir koks paskutinis žodis? Aš pasakiau 10. Noriu išgirsti tik tai tiek. Parduodi, ar šiandien nesutarsim, po savaitės bus 9. Bandyk. Daugiau 7 jis neduos. Linkiu sėkmės naujose darybose. Kada pinigai? O kada tau? Rytoj? Turėsi palaukti savaitę. Greičiau nesurinksiu. Tokie sandėriai taip greitai nesidaro. Tai gal šampano tokia proga? Linkiu sėkmės. Iki. Kaip reikalai su Ema? Ta prasme. Dėl akcijų. Tai čia jau dienų klausimas. Pinigai renkami. Kur dar pasirašyti? Nu čia. Tau. Premija. Ačiū, bet ne. Kariškia, ačiū, bet ne. Baik, nebūk tik boba. Periukų. Jie irgi įrodo, kad aš labai gerai dirbu. Net pats labai džiaugiuosi. 3 milijonai. Gerą siurblį taisyt. Nesuprantu, apie ką tu čia. Schema gerai sukalta, nors aš esu milijonai. Na ir kas? Žint? Tu gal nesveikas? Kas tu toks? Toks tavo sušiktas reikalas. Tai 3 dienas, kad pinigai būtų savo vietoje. Пошел вон! Малицкий! Малицкий, čia greičiau! Mes... Kas ten? Ateik po valandos. Kas yra? Zylė žmona? Nu. Gerai, pasakyk, kad tu... Labas rytas. Laisvas, jaunuolė. Labas rytas. Gal aš padarysiu arbatos arba kavos? Gerai. Tai dėstykit, kokiu reikalu atėjot. Pradėkit nuo sunkiausio. Padėtis rimta, pati suprantat. Aš vakar kalbėjausi su Ovidijum. Aš gerai žinau, kad... Kuo jūs vardu? Pone Neringa. Jūs esat labai teisi. Ir žinot, aš nusipelniau tokio jūsų žvilgsnio. Aš ginu savo gyvybę. Pusę metų jūs kažkur laisvai gyvenat. Ir aš nesamdžiau nieko, kad jūs surastų ir nebekeltumėt man problemų. Bet vos tik aš grįžau, viskas ir Mes turim dukrą, galų gale aš esu motina ramybėj. Kodėl jūs galvojat, kad nuo jūsų čia viskas priklauso? Neringa, ką? Ir rimtesnių patarėjų. Aš turiu omeny Lorencą, Cooperį. Gerai. Ko jums iš manęs reikia? Garantijų, kad nekeršysiu? Aš tiesiog noriu, kad viskas pasibaigtų. Niekas nežinos, kur mes esame. Niekas. Šitą aš jums galiu prisiekti. O jūs pamirštat mus. Neblogai. Man patinka jūsų idėja. O Zylė tipo pamiršta manęs. Romka, padaryk mums kavos. Išgersim kavos. Žinot, man patiko jūsų pasiūlymas. Sėdi, gražulėlis. Ką tu čia veiki? Dirbu. Negi tu nesupranti, kad po vakarykščių pokalbio valinį iš čia lauk. Nervuojatės. Geriau galvokit, kaip grąžinti tuos milijonus. Ar tu suvoki, ką tu kalbi? Šita firma yra mano.
Tu esi tik tai eilinis klerkas. Taip, kad susirengi daiktus ir kad po minutės tavęs čia nebūs. Aš tokios padugnės nebijau. Ir nuo šiol šiuo reikalu užsiimti. Klausyk, tau gal smegenys turi atsarginę galvą. Ponas Stasai, aš nesiruošiu su jumis kariauti. Bet yra vienas žmogus, kuris su malonumu taip duos atsirauti, kad pradėsit ieškoti 5 kampo. Ir kas jis toks? Gal aš? Vladai, čia tu? Paliesk. Nebijok. Nu. Gyvas. Gyvas. Tu tik aš buvau tavo laidotuvėse. Matyt, ne mano laidotuvėse buvai. Matyt, kito, žinai. Tu man atleistas, kad aš tave buvau. Ir visus kitus. Bet tu žinai, kai padai svyla, tiesioginė prasme, tai tu žinok padarysi viską, kad išliktų. Kiek pavogė mano milijonų? Vlad, aš to viską paaiškinsiu. 9. Va, man nereikia nieko aiškinti. Grąžink tuos 9 milijonus ir viskas. Aš nieko nevogiau. Pinigus. Pinigų nebus. Pusę metų valdžiau firmą vienas. Tai kaip ir administravimo mokestis. Taip, kad pamirštam. Na, štai ką. Kali man vienis. Man, Keiniui. Žinai, Stasai, aš maniau, kad tu esi inteligentiškas žmogus. O pasirodo, tu esi chamas. Chamas. Viso gero. Mano tie pinigai, mano. Pabuvo negyvas, pagulėjo ir prisikėlė. Nu, kokių milijonų iš čia nori? Mano tie pinigai, mano. Aš ir nieko nesakau. Čia kaip tokia istorija, žinau. Apie prisikėlimą. Jinai nuskenda, tada paberia šitų cigaretės pelenų, pakyla, atsigauna ir pyst ir nuskrenda. Skraido, bet... Einam. Situacija dabar tokia, kad man reikalingas kiekvienas. Man iš vis atrodo, kad čia jisai tą granatą metė. Kodėl jis? Buvau ir pamiršęs, kad tu ir šitoje vietoje esi įsipainiojęs. Jis pridarysis į mums dar bėdos. Tu žinai, kad jis buvo tave užsakęs? Tai kaip tu nesugebėjai jo pašalinti? Ten prity, tokia proga. Tik nereikia, gerai. Tas pasakėlis dabar atrodo jokingai. Tu išlindai. Kad atkeršytų. O tu kaip ten įsivėliau? Prašalį. Gerai. Šiandien Keinys prikabina man kelių milijonų vagystelę. Aš tai nesiruošiu mokėti. O jūs ką darysit? Bėgt. Ir kur jūs vabalai pabėgsit? Keinio temą uždaryt. Sugalvosim. Dabar mums visiems reikia laikytis iš vieną. Nes po vieną išgaudys mus kaip kurapką. Einam. Parodysiu jums visų kambarį. Tai sakai, Keinys Emą pastatė už durų. Tai kad pinigų neatėmė. Kaip jaučiasi Ema? Įdomu kaip. Ką jis sugalvojo? Tai gerai. Tai samtas. Dabar tavo konfliktas su Keiniu čia figūruoja labiausiai. Supranti? Tu žiūrėk gyvatį. Kaip galva dirba. Durnai sugalvojo. Noriu dar su tavim susipykti. Na ką. Ačiū už atvirumą. Kai nesutikai padėti Emai. Sutik. Taip. Tik vagonėlius truputėlį perstumdysim. Paimk iš jos tos pinigus. Pasiūsim kilerį. O visas strėlės nukreipsim į Emą. Rasim. Ne. Yra žmogus. Senas banditas. Turi šeimą, dafiga vaikų.
O pačiam 3 stadijos vėžys, jam nedaug liko. Dramblį užmuš, netikėjini. Padarysim, pamatysi. Viskas bus gerai. Nu, bairis, nepatikėsit. Kas atsitiko? Kur, kas? Šįryt, miške kažkokiam. Tikrai nušovė? Taip, 6 ar 7 šūviai, nuo vernika. Bet matai, buvo žmogus ir nebėra. Dievas yra. Eik iš čia. Bus. Eik iš čia, pasakiau! O taip likimas, ha? Velnias. Velnias! Reikia susitikti. Ko tu nervuojasi? Ko nervuojas? Stasai, viskas gerai. Nereikėjo to daryti dabar! Nereikėjo! Kaip mes tarėmės? Kad aš viską švariai padarysiu, aš švariai viską ir padariau. Stasai, ne tavo žmogus šovė. Ne mano, bet jie vis tiek įtars man. Pirmas kartas, ar pirmas kartas? Kas nušovė Zylę? Bet jie gali išeiti ant to žmogaus. Tas žmogus patikimas. Patikimas, kas tau negerai? Tau dėl Keinio galvą turi skaudėti. Kaip tu nesupranti? Kaip tu nesupranti? Jiegi dabar mane puls! Mane! Tai būk atsargus, tu sata vienas. Stasai, į mano rankas turi nukristi įrodymai. Tada Lorenzas, Cooperis, visi bus uždaryti. Jų gaujoj, mano žmogus. Jis bus slaptas liudininkas. Tokie dalykai nedaromi, neperspėjus. Nu, nedaromi per radiją. Dabar pilnas mano kėvas būtų tų bandytų. Pilnas! Kad viskas aiškiai, kiek laiko tu tą Zylę persikėjai, kaip aslalas tėvus išžudėjai. Nevadink tu manęs asilu. Nevadink. Kada pinigai? Romka. Susiskambinsim. Sveikas, Kaula, čia Makaras. Kaip gyveni? Sveikas gyvas, 100 metų. Seniai besimatėm. Užeik, jauskis kaip namie. Romka, konjako mums atnešk. Gerai įsitaisai. Laiku į legalų biznį perėjai. Negi mažai šiais laikais legalių biznių. Na, bet žinai, mano brigada visą po kapinės įsibaršius, aš vienas likau. Jurką buvau sutikęs. Kokį? Nu, tą barbeną. A, tą pridurką. Tai sakė, kad bėdų su... Vadinasi, viskas taip rimta. Labai nemalonu girdėti. Tas tai taip. Žinai, pagalvojau, sudėtinga dabar tavo situacija. Viską išsipardavai, 3 vaikai. Pamenu kažkada, kai neturėjau pinigų, man padėjai. Dabar norėčiau aš tau padėti. Kiek tau reikia, kad apie juos negalvotum? Už butą skola neatiduota. Šalpa kokia, aš tik noriu tau padėti. Ko netikėjai? Tik paimk pinigus. Tu čia apie roką kalbė? Jau nuo 5 metų kamuolio iš rankų nepaleido. Sakiau, kad krepšinį. Daktarai tau leido gert? Leisk, Kaulai, bet klausimas toks. Tau yra skirtumas, kur ateis paskutinioji? Ligoninės palatoj ar kalėjime ant narų? Turiu. Aš padengsiu visas tavo paskolas ir dar šeimai pragyvenimų liks. Tik man reikalinga tokia viena kombinacija. Apie kokią sumą kalbam? Sakykim, 20 000. Ir dar aš pasirūpinsiu Roku, kad iš jo išeitų tikrai geras krepšys. Turėsi eiti tardymus ir pasakyti, kas užsakovas. Tave pridot? Ne. Čia ir yra kombinacijos dalis.
turėsi pasakyti, kad kilinai tokio ir tokio žmogaus vardu. Atnešti iš karto ir kalbam. Žinai, man jokio skirtumo, kur numirti. Kalėjime, ligoniniai. Tai Ema nepersigalvoja dėl Keinio? Ne, spaudžia man. Tai gerai, paimk iš jas tos pinigus, kur siūlo. Viskas jau paruošta, schema paprasta. Važiuok pas Emą. Važiuok, važiuok. Ir tada žiūriu, ir aš pats. Nu viskas, žopa, žinai. Tave kas nors matė? Keinys? Aš girdėjau. Pamiršk tu tą Keinį. Jeigu tu tą kilerį sužeidai, toli jis sės Keinys, kaip užsakovas. Tai sakyk, kad nešaudai, kad tavęs iš viso ten ne... O šito nedaryk. Tave kas nors matė? Aš nežinau. Tai ir sėdėk savant klyno tyliai. Malickiui, Romkai, sėdėk ramiai ir viską. Serge. Kai... Užjaučiu. Ką policija? Dabar viskas greitai išsispręs. O ką tokio Taisonas padarė Keiniui? Ema, tu juk viską žinai. Taisonas nebegyvas. Vertėja. Man sakė, kad jį nužudyti. Visą tai sakei policijai? Būtinai pasakyk. Aš bijau. Ko tu bijai? Už tai yra straipsnis. Koks straipsnis? Koks straipsnis? Sakai, kad sužinojai užvakar. Norėjai pranešti. Norėjai. O dabar tas žudikas gali ir nepasakyti, kad čia Keinio užsakymas. Bet jeigu tu jiems pasakysi tikrąją nužudimo Keiniui, amen. Žinoma. Tu nesijaudink, aš tavęs nepaliksiu. Kokia? Keinio bijau. Cuka. Kam tau? Gyvenk čia. Nesijausi tokia vieniša. Ką manai? Ten viena boba atėjo. Ką sakei? Ten pasikalbėti noriu. Kas per bobą? Kas per bobą? Varyt lauk? Ne, tegul. Labas. Sėskit, prašau. Dvigubai arba keičia ką? Jis kaltinamas žmogžudyste. Bet jis uždarytas. Pone, aš nesuprantu šito pasakymo prasmės. Gal jūsų vyras dar kažką sakė? Tai ko jūs pas mane atėjot? Kaip jūs galvojat, kodėl jis taip pasakė? O gal jūsų vyras kvanttelėjo, ką? Jūs dar su juo matysit? Tai perduokit jam nuo manęs, kad aš žinau, kad jis turi 3 vaikus. Palydėk šitą damą iš mano. Šantažuot sugalvojo. Šiknius. Prasideda. Kas yra, Jomantai? Kur būti? Tai dabar pasakyk. Ach, ne telefonu? Gerai būsiu. Romka, ateini čia. O, šiknias. Makaras atvažiavo. Sveikas, Stasai. Sveiki. Prisėsk. Ačiū, pastovėsiu. Klausyk, iš tikrųjų, gal tegu palaukia mašinai. Eik. Paskambinau? Aš jam telefonu nieko nesakiau. Gerai, pajungsiu, iš manęs pavogė. Aš tau jau sakiau. Tai kaip kompensacija. Tai mano uždirbti pinigai. Žinai, taip man ir reikia.
Kas čia dobrėdas? Vakar įvyko susirinkimas. Atleis, Stasai. Viskas užregistruota pagal įstatymą. Kokia dar po velnių emisija? Paprastuoju būdu, ką tai reiškia nauja akcijų emisija. Na, sakykime, anksčiau. Kaip suprasti? Strestų. Padidėjo kapitalas, reikia. Dabar jūs turit net 9. Ką 9? Jūs? Kiek? 9, Stasai, 9, tik 9. Jūs iškrentate iš valdybos ir daugiau jis niekam nebereikalingas, ponas Stasai. Klausykit, o gal norit tos 9% parduoti mum? Jo, man tai palik mus. Aš to taip nepaliksiu, aš užginčysiu. Žinoma, Stasai. Sudėv. Prašom, ponas Stasai. O aš tavęs neįvertinau, Jomantai. Ačiū. Važiuojame į banką, pinigų reikia. Ko dar klausė? O apie motyvus nieko nesakė? Kodėl Keinys užsakė Taisoną? Apie pirtį jiems papasakojai? Aha. Pasakyk, kad Taisonas norėjo užversti Keinį. Suvedė galus. Pasidarė aišku, kas ir kaip. Man įdomu. Tiesą sakant, sakyčiau... Koks? Kas čia keista? Kas čia keista? Paprasčiausiai negalvoju, kad jį kas nors išgirs. Juk žinojo, kad aš esu bute. Tyčia? Kokio tikrojo? Trukdė. Tu konfliktavai su juo dėl milijonų ir tu tą situaciją pasinaudojai. Štai ir viskas. Kvaila versija. Tu juk puikiai žinai, kad jeigu tai būtų tiesa, aš dabar turėčiau tave nužudyti. Žinau. Nebijai? Pabūk čia, man reikia pasikalbėti. Labas rytas. Ko tylim? Nenuotaikoj? Vis negali pamiršti vakarykščio. Kodėl pamirški? Viskas gerai. Atvirai pasakius, man visai nesinori pamiršti. Jeigu ką, ta mergina nėra mano moteris. Suprantu tave. Čia aš kaltas. Vakar tarp mūsų lyg tai kažkas... Pamirškim tą epizodą. Ema, mes juk draug. Kiaunė parė. Ką? Nuvažiuosiu į miestą. Gėlių nupirksi. Kokių gėlių? Puokštę kokią arba rožių. Žodžiu, gėlių. Gerai? Gerai. Kai viską žinosiu, paskambinsiu. Gerai? Iki. Kur tempytą lagaminą? Gėlės perdavai? Nu? Niekur neini, būni čia. Tu irgi.
čia už gėlės? Kaip suprasti, aš važiuoju. Mama, mes taip nesitarėm. Aš tau sakiau, tu gali pasirinkti čia kiek tik tai nori. Tai kad aš tau trukdau? Vėl pradėt. Gėlės per auklę įteikinėjai. Pats nenori, nežinau kodėl. Ašgi moteris, aš jaučiu. Ne velnio, tu nejauti. Prisigalvoji visokių nesąmonių. Tai bus geriau. Ateik. Kam? Ateik, sakau. Pasilik. Nevažiuok. Dabar matau, kad mes draugai. Tu Vilnietė? Kaip čia pasakius? Čia baigiau universitetą, likau. Šiaip aš klaipėdietė. Jūros labai pasilgstu. O aš kaip tik turiu nusižiūrėjęs kotedžą prie jūros. Tarp Šventosios ir Palangos. Rimtai? Eik tu savo, kaip būtų faina nuvažiuoti. Nereikia kažkur investuoti pinigus. Važiuojam? Ne. Čia ar ten? Savaičių savaitę sėdi namu. Tu gal skirk atsargų mano baimės. O ten prie jūros, žinai, mirsiu net todėl, kad būsiu taikinys snaiperiai. O dėl to, kad pavargsiu lakstyti nuo snaiperių. Nežinau, čia panašiai kaip tau su Keiniu. Laurencu užsiima prokuratūra. Įkalčius ranką. Užmes tinklą. Kaip Biblijoje. Gaivinkite mane obuoliais ir vynu. Taip. Kas yra? Palauk, man atrodo, kažkas yra už durų. Namuose nieko nėra. Lauk. Tau pasivaideno, ateik čia. Kodėl? Ir vėl pradedi. Po velnių, tai ką man padaryti? Lovą pakeisti? Kas čia per burdakas? Nu, aš čia treniruojuosi su muzika. Tu vieną kartą lėksi iš čia su ta muzika. Namai, tvartas, čia vėl kažkoks burdakas. Ateik čia. Ateik. Ateik. Geros slaptuvės, ką? Ar geros slaptuvės, klausi, ką? Šiknis. Ana! Kur mano telefonas, nematei? Ne. Kur aš jį nukišau, ką? Paskambink man. Čia, vidinį kišenį. Kaip? Po velnių, taigi tik aš žiūrėjau. Tikrino visas kišenės. Palaikyk. Pakabink ir eik į kiemą. Aš turiu paskambinti. Sveiki. Čia aš. Taip, Lietuvoje. Reikia susitikti. Gerai. Privažiuosiu kur visada. Keista.
ko nelipi? Šūdžius. Nieko nepadarė, dar vaiposi. Kaip poilsis? Neįdegęs? Kazino pratupėjai? Saulė man nepatinka. Liepėte grįžti, tai grįžau. Matai, saulė jam nepatinka. O mes niekaip tos saulės negalim. Rankos per trumpos. Kaip kurmiai. Kodėl taip manot? Mes puolam ir turim atsitraukti. Randam 2 chronius. Chronius? Tai čia Hansas. Hansas. Aš nežinau, kas jis. Hansas ar Švansas. Kam tokį durnių mums davei? Na, nėra jis jau toks durnius. Normalus banditas. Nėra? Nėra. Jis kažkoks nekomandiškas, nedraugiškas pasirodė, tas tavo Hansas. Na, jis nežinojo, kad tą patį vakarą ir Kuperį trumpinsit. Stasai, kaip tu gyveni? Tu neturi normalaus kareivio. Atvažiuoja Lorenco žmogus, išguldo visą chebrą. Teka informacija. Aš nežinau, kokiais. Kuperis išvažiavęs, Lorencas pasislėpęs, kompanija išparduota, babkės išsidalintos. Ta žinau. O kaip Keinys? Keinys. Kodėl susimojau? Net tokį žmogų mums davei. Už ką susimokėti? Bet jūs prašėt žmogaus. Stasai, padarai klaidą. Gerai. Aš susimokėsiu. Jūs teisus. O dėl Keinio, kaip suprantu, atidedama, taip? Pailsio. Ką reikės daryti? Nu, sublizgėt, kaip blizgi. Ta prasme. Arba. Keinys atsargus. Be apsaugos jis nesirodys. Aš galvojau apie tai. Dukra. Taip. Dėl dukros Keinys padarys viską. Išlys į neutralią teritoriją, o ten jau visi galai į vandenį. Daug žuvų. Gali būti dukra. Gera tema. Tai čia klasika. Taip. Viskas aišku. Supratau. Būkite atsargus. Pažadino. Ne. Kaip tau šitą suknelį? Graži, tau tinka. Tai tokia aš tau patinku? Taip patinka. Nori, galiu šalia tavęs prigulti. Stasai. Kas yra? Ko tu klausinėjai tokių nesąmonių? Myli, nemyli, myli, nemyli. Tarp mūsų viskas gerai. Tai jeigu gerai, tai gal ir ta meilė yra. Dieve. Galvo kaip nori. Nu, atstok tu norus. Myli, nemyli, myli, nemyli, myli, nemyli, myli. Užsivedė. Oho. Ei. Kur susiruošėt? Teo. Šit kaip? Taip. A ko Ema kriokinat? Kur Ema? Aš sėdžiu. Gerai, važiuokit. Tik greit grįžkit. Viena ten koja, kita čia. Ema. Ema, nu baig. Nu baig, kad tu tikrai kaip mažas vaikas, Ema. Nu myliu, aš tave myliu, Dieve mano. Tikrai? Tikrai. Tai kodėl niekada šito nesakai? Aš irgi tave myliu. Aš tau nebereikalinga, šaltas man nešneki su manim. Niekada šito nesakai. Aš tau nebereikalinga, taip, aš tau visiškai nebereikalinga. Kad tu viską prisigalvoji. Taip nėra, kaip tu sakai.
Aš tave tikrai myliu, Dieve mano, bet nebūtina apie tai kalbėti kiekvieną dieną. Gerai, atsiprašau. Viskas gerai. Atsiprašau. Eik į vidų su šalia. Gerai? Gerai. Sveikas, Povilai. Susitikti? Tai gerai. Pas tave? Žinai, man dabar čia kaip ir karantinas. Gal geriau tu atvažiuok. Kur Santa? Egipte, kur... Jis grįžo. Kažkas iš namų išviliojo. Grobė. Jo fana kokia ne. Povilai, aš nebesuprantu, kam tu dirbi. Man ar Keiniui? Ir jeigu vakare reikalingas iš manęs nebus jokios naudos. Nežinojau, kad tu Keiniu pakabintas. Hubertui tai labai nepatiks. Žinau. Reikėjo tau jam apie tai pasakyti. Reikėjo. Stasai, paleis Santą. Aš atgausiu kompromatą. O Keinį reikia kitaip padėti. Stasai, šį vakarą Santa turi būti paleista. Aš atsiimu savo kompromatą. Tavo rankose yra mano likimas. Tai ką tokio? Tu ten esi Ten buvo ne mano žmonės. Taip, Huberto. Vakare Santa turi būti paleista, nes man bus batai, rytoj aš neteksiu darbo. Povilai, pakrobimas buvo labai švarus. Aš siekiu savo tikslų. Tu savo. Jeigu tu Santa su Keiniu telefonu nors pasos. Nepanikuok, gerai? Kaip man nepanikuot? Fucking situacija. Tai ką man pas Hubertą važiuot, ką? Važiuok. Važiuok pas Hubertą. Prasineš, kad esi Keiniu pakabintas ir kad mums visiems per tai grėsmės pareina. Ot apsidžiauk. Tavo pagalbos. Keinys man labiausiai reikalingas. Lorenzas netoks pavojingas kaip Keinys. Santa turi būti paleista. Blogas planas. Blogas. Tai mano reikalas. Važiuok tarkis su Hubertu. Tik tu žinai, jeigu aš nuvažiuosiu pas Hubertą, mane iš karto nužudys. Padės iš karto. O nereikėjo tylėti, kad esi Keiniu pakabintas. Tu mūsų žmogus ar Keinio. Hubertas neieškos atsakymą. Santa šį vakarą turi būti paleista. Gerai. Aš paskubinsiu. Sakyk, kad Makaras čia ne prie ko. Kad jis iš viso nieko nežino. Siūlys ar nepasiūlys šį vakarą? Pasiūlys. Aš surinksiu pinigus. Aš išpirksiu Santą, o iš Keinio pasimsiu kompromatą. Surinksi milijoną? 1 milijonas eurų. Mūs. Čia ne aš. Čia Hubertas taip sugalvojo. Ką daryt? Važiuok pas Keinį ir tarkis. Sakyk, kad turi tos pinigus. O jis už tos pinigus išpirks Santą. Viskas labai paprasta. Man atvažiuoti? Kurių galų? Aš jų akyse nenoriu matyti. Bet kam aš ten reikalingas? Supratau. Išvažiuoju. Klausaisi manęs? Ne, ką tu? Atėjau pasakyt, kad antis iškepta. Pati tu antis, kaip šešėlis. Aš išvažiuoju. Man jis dabar nereikalingas.
Šiandien tik sužinojau. Nu, ne telefonu apie tokius dalykus kalbėti. Kažkur apie 9 milijonus. Bet aš nelaikau tos skolų. Čia tau. Kam jis man? Hubertai, prie visos pagarbos tau. Mes juk ne taip tarėme. Aš sumoku pinigus, tavo žmonės pašalina Keilį. Reiktų, kad būtum vienas iš mūsų. Ką? Zylės tėvą, motiną, patį Zylę užvertė. Gali dėti daug taškį. Tik nepasirašinėk. Toliau. Tai už ką aš tada sumokėjau pinigus? O su Keinio akcininkai susitvarkysim. Sveikas, Vlašai. Sveikas. Pinigus. Čia. Stop. Čia, statyk. Prie sienos. Sienos. Pamiršk santą. Sveikinu. Dar. Kodėl pralaimėjimas? Lorenzas sutrukdė. Aš būčiau jį pasmaukęs. O kur jūsų žmonės buvo, kurie... Kur žmonės? Mano žmonės buvo savo vietoj, bet juos neutralizavo. Vat nesąmonė, aš pats Keinį asmeniškai palydėjau švariai iki pat griuvėsių. Tai buvo itin susijaudinęs. Vadinasi, tu atsivedė uodegą. O paskui save Keinio žmonės. Ten buvo Lorenzas. Kur einam? Ten pasalos. Kuris nemoka suskaičiuoti, kiek kainuoja 1 kvadratinis metras. Milijonas. Sakyk, dukra namie. Kaip? Aišku. Prieš 7 metus. Dabar teismo nuosprendis. Martynai, žodžiu, rytoj varai per redakcijas aiškinimas. Supratau. Iki teisminį tyrimą. Aišku. Skirstomės. Paklausykit. Policijos pareigūnai Nemenčinės miškuose aptiko itin žiauriai nužudytą merginą. Pasak liudininkų, jai buvo atidaryta krūtinės ląsta, tarsi ketinant išimti širdį. Na, kaip jums tai? Romka, ką tu darytum su tokiu urodu, jeigu pagautum? Aš subadyčiau. Badyčiau 1000 kartų subadyčiau. Ir galvą nupjaučiau paskui. Galvą nupjautų. O tu, Hansai, ką tu nupjautum? Aš tai paskandinčiau. Kanci foto. Durni jūs kaip batų aulai. Vienas galvą nupjautų, kitas paskandintų. Ne, kalbuosi su kažkokiais maniakais. Jauna, graži merga. Nužudyta žiauriausių būdų. O jie į teismą atiduoti ir viskas. Eikit į lauką, eikit. Žvėrėjat čia ant akių. Popkornų persivalgėt. Tokia ir graži buvo. Man patiko. Atsiprašau, sutrukdysiu. Nu tai... Nėra benzo, turbūt. Nu tai sakyk. Benzo. Tai gerai, važiuoju. Tai ką daryti, jeigu lemputė?
Aš tau, kai atjungsiu, važiuok benzo. Važiuok, tik važiuok. Robka. Užeikit. Ko dabar beldės? Bijai, kad gali būti ne vienas? Kad su ko nors aptiksi? Čia tau siurprizas. Peilis už nugario? Pamaniau solidus vyras. Pamačiau, iškart supratau, kad tau tiks. Patinka? Gražus. Tik ar nebus man per daug išmanus? Aš tave labai išmaniai pamokysiu. Sau pati tokį patį nusipirkau. Kokia lapė. Taigi leidai. Išimsiu seną kortelę. Tai kas ačiū pasakys? Ačiū. O tas senai nešk atiduok Hansui arba Romkai. Taigi parduot galim. Baig, tegul turi. Hansai? Užsiėmė? O kas yra? Nekimba, sakai. Nu jo, Hansas kažkur išvažiavęs, Smalickis tai prie Intiko sėdi. O tu matai, kad aš užsiėmęs? Nu ten tik tai laidus palaiky. Ar matai, kad aš užsiėmęs, aš tau kaip palaikysiu už vienos vietos? Ne, tai ne, nu, reikalai matau. Nepatikėsi, bet sovietmečiu aš lankiau kulinarijos mokyklą. Tu? Taip. Ačiū. Nu ir gražu. Klausk, žinoma. Ama, mes jau 2 mėnesiai kaip kartu. Visko buvo. Trynėm, apsitrynėm. Nebūna. Bet žinai, žvalgausi aš gatvėse. Na, nėra gražesnės už tai. Gal kanifolijos turit, man baigėsi. Balvonas. Tokiu momentu. Nesinervink. Nesinervink. Viskas gerai. Kaip gera. Patinka? Tu nuostabi. Radau. Viršūnė. Tokiu svarbiu momentu. Kokiu svarbiu momentu? Ema. Būk mano žmona. Sutinku. Aš visada tavęs pavydėjau. Iš pradžių Keinį, paskui Tysoną. Ir žinai, aš pagalvojau. Spėk, ką aš pagalvojau. Ne, už šitą bairį tas šmikis dar atsiims savo. Aš pagalvojau, gyvenimas eina. Aš vienas. Mes jaučiam vienas kitam simpatiją. Aistrą. Ką mums prarasti visą tai? Jeigu mes būsim šeima, tai jau bus mūsų. Mūsų šeima. Malonu girdėti. Tik žinai, yra vienas niuansas.
Skyrybų sudartis. Padėk dabar jai į šoną. Leisk man pažiūrėti tavo gražias akis. Žmona. Čin-čin. Čin-čin. Kokia neringa. Na, kodėl turėčiau? Ana, jinai dabar yra durninė. Iš kur tu žinai? Na, iš kur. Pažįstu direktorę. Direktorė mano, tik jinai mokėsi. Maistą, aišku, vagia. Kaip galima? Kaip galima taip tyčiotis iš žmonių? Pirmiausia, nepasakiau. Ko? Oi, kaip baisu buvo visas. Jis uždarė. Na, apsivesti, aš manau, mes gal suspėsim. Gali būti ramus. Kad jai pradėtų leisti tokius vaistus. Gera idėja. Čia. Taip, pakalbėk su tą direktorę. Gerai, be problemų. Ko žipsaisi? Žinai, tu ką tik atsakei kaip tikra žmona. O! Laukiau tavęs. Ir jau spėjau pasiilgt. Tikrai? Tikrai. Pasiilgai? Pasiilgau. Kaip sekėsi? Puikiai. Pinigus paėmė? Tai aišku. Jau po kelių savaičių tavo zylės neringa bus daržovė. Nuo rytojaus pradedamas naujas gydymo kursas. Pagaliau. Pagaliau ši giminė išnyks nuo žemės paviršiaus. O tai nežinai, kad ta vargšelė išėjusi gali padaryti. Žinai, ką aš dabar padarysiu? Kažkur susirašėt? Pasivaikščiot į laukelį. Na, Lukai, žiūrėk, ką aš čia turiu. Ką dėdė atnešė? Ką reikia pasakyti? Ačiū? Vedybinės sutarties jau nebeskaitysi? Ne, ten viskas gerai. Tai aš paimsiu. Saldainiukas? Skanu. Kas čia? Ką dar atnešė? Ką čia dėdė atnešė? Ką? Šaunuolis, sakei ačiū, taip? Ačiū pasakyti. Ačiū. Taip. Bet kad taip Ema galėtų, nežinau. Berniukai, gal pietus jau ruošt, ką? Ruošk. Ilgų makaronų. Sėsk. Išgėręs. Tavo nuodų. Naujausios žinios. Bet koks jis nekvailas, ką? Bet nieko. Kad ta jo prasta. Visos taip galvoja su juo vaidink meilę. Ne mano skonio vyras. Pašlikštus. Nu, kokius metelius dar pakentėsiu. Manai tiek, užteks. Nežinau, kad yra prikišęs nagus prie Taisono mirties. Kaip aš jį mylėjau. Kaip niekad kitą gyvenimą. Gyriausi. Ką čia? Kobra, tu nepagirų.
Rumka, paimk jos daiktus ir nuvežk iš kur. Čia išsėdė. Pašla bon. Taip. Nušauti ją būtų? Jop. Tai būsiu. Kuperį dabar negaliu kalbėti. Perskambinsiu. Neringa?